Na ir gėlininkų sezonas įsivažiavęs. 10 vazonų pagal sąlygą žinom, kad yra 10 vazonų. Vienas vazonas kažkoks nuspalvintas. Iš tų 10 vazonų yra 6 palaistyti, 4 nepalaistyti. Ta mes turim. Vienas nuspalvintas. Tas nuspalvintas gali bet kuris būti iš tų 10. Pirmame punkte uždavinio klausia, kokia tikimybė, kad atsitiktinai laistant tuos 10 vazonų, kiek yra būdų palaistyti 6 iš tų 10 vazonų. Na, tai jeigu aš ateinu ir renkuosi pirmąjį vazoną iš 10, kurį aš laistysiu, tai aš turiu 10 galimybių pasirinkti. Kitas vazonas, antrasis vazonas bus vienas iš 9. 9 vazonai. 8, 7, 6, 5. Tai yra iš viso palaistyti 6 vazonus, aš turiu tie galimybę 10 kart 9 kart 8 kart 7 kart 6 kart 5. Bet šiame skaičiuje yra tvarka svarbi. Taip sakant, jeigu aš sunumeruočiau tos vazonus. O kadangi visai man nesvarbu, kokia eilės tvarka aš pasirinkau tos palaistytus vazonus, tai aš turiu padalyti dar iš tų vazonų, 6 vazonų perstatų galimybių. Tai yra 6 kart 5 kart 4 kart 3 kart 2 kart 1. Na, kas sprendė 12 klasė, aišku, čia 12, 11, 12 klasės uždaviniai, tokius uždavinius, tai čia gavot atsakymą 210, čia mano kolegė labiau mėgsta formulės, kitaip sakant, kas jau įmitęs ir kas arba formulių mėgėjas, tai čia, man atrodo, C iš 10 po 6 duoda tą patį atsakymą, išspręs kitų būdų su tais C visais. Antras punktas, atsakymas 210 variantų, pasirinkti 6 vazonus iš 10 yra taip. Antras uždavinio klausimas, kokia tikimybė, kad ta mūsų gėlytė, ta vienintelė gėlytė, kuri kažkuriame iš tų vazonų yra, bus palaistyta. Bus palaistyta. Tai yra, ta gėlytė galėjo patekti tarp tų 6 palaistytų ir tarp 4 nepalaistytų. Tai kad jinai bus nepalaistyta, tikimybė, kad jinai paklius tarp šitų, kad jinai bus čia, tai yra truputėlį pagalvojus, truputėlį staptelėjus, yra 40. Jinai bus šitoj daly arba šitoj. Kad jinai bus nepalaistyta, yra atsakymas 40/25. Žinoma, galima naudotis ir tuo, kad iš viso tie galimybių ten ir paskui ten kažkaip tai gauti lygiai tą patį su formulėm. Bet atsakymas 2/5. 22.3 paskutinis punktas šio uždavinio. Tai klausia, kokia tikimybė, kad gėlė prigis. Jeigu gėlė buvo palaistyta, tai jinai prigis su tikimybė 0,9, o jeigu nepalaistyta, tada gėlės prigijimo tikimybė 0,3. Na tai čia irgi reikėjo šitais uždaviniais būti susipažinus, žinoti, kaip čia juos spręsti, čia nepriklausomi nesutaikomi įvykiai ten, pilnoji tikimybė ar dar kažkaip, kaip ten kas galėjo mokyti ir mokytis, nors šiaip nelabai manau, kad tai yra toks privalomas jums uždavinys, bet nieko baisaus. Kaip tą tikimybę apskaičiuoti? Aš čia aiškinu tik tiem, kas aišku sprendė. Tikimybė, kad jinai bus palaistyta, tai yra 60. 60, nepalaistyta 40, palaistyta 60. Kad jinai prigis, tikimybė 90. Plus tikimybė, kad gėlė buvo nepalaistyta, yra 40. Ir kad jie prigis, o ši gėlė šiuo atveju yra 30. Tai duoda atsakymą štai tokia suma, 2 sandaugų suma. Čia yra 54, čia 12, pačioj 100, tai 66 šimtosios. Tai yra 0,66, tai yra tokia tikimybė 66 šimtosios, 66%, kad mūsų ta vargšė gėlelė bus visai nevargšė.